Labas rytas ir sveikas sugrįžęs į savo ramybės uostą. Šią akimirką norėčiau, kad skirtum savo laiko įsipatoginti ir atsipalaiduoti. Galbūt sėdi prie lango su puodeliu šilto gėrimo, o gal esi susisukęs į minkštą antklodę. Kad ir kur tu bebūtum, paklausyk ir pajausk, kaip tavo kūnas ir siela pamažu bunda. Užmerk akis ir įkvėpk per nosį, giliai, pripildyk savo plaučius, užlaikyk ir iškvėpk, leisk šonkauliams sukristi. Šiandienos rytas yra švelnus, tarsi lengvas vėjus skrodžiantis pienius pūkas ir jis glosto tavo skruostus. Jis kviečia tave pradėti dieną su ramybė širdyje ir sielos šiluma. Leisk savo pajausti, kaip šis rytas atneša tau ramis mintis, o senas ir užsilikusias su savimi išsineša. Palik jas čia ir leisk savo mėgautis ateinančiais šiais momentais. Dar sykį įkvėpk lėtai per nosį ir pajus, kaip oras švelniai užpildo tavo plaučius, tarsi apklepia juos meilė, dėkingumu ir sveikata. Šiandien yra dar viena nuostabi diena tavo gyvenime. Šiandien tu turi dar vieną naują galimybę pradėti iš naujo, kurti savo istoriją taip, kaip tik pats norėtum, tik atkreipk dėmesį į tinkamus dalykus. Įkvėpk dar kartą giliai per nosį ir lėtai iškvėpk per burną. Leisk savo pasimėgauti šią akimirką. Jaus, kaip tavo kūnas pamažu bunda, kaip jauki šiluma užlieja tavo raumenis. Šilumą jauti ne tiek iš išorės, o kiek iš vidaus, teisingai. Gi su savimi viduje nešiojasi pačią skaisčiausią, ryškiausią ir šilčiausią šviesą. Ji gydo, ji myli, ji saugo ir gerbia. Pajausk, kaip nuo šios šilumos tavo kiekviena kūno ląstelė atsinaujina. Natūraliai ir iki pat atomų lygio ląstelės dalinasi meilė ir šiluma, o kas nereikalinga, išstumia. Šiandien tavo kūnas ir protas yra pasiruošę priimti naujas, įdomias dienoje laukiančias galimybės, naujus atradimus, naujus potyrius, naujus šilčiausius jausmus. Leisk savo pastebėti mažus dalykus, kurie tave supa ir pripildo tavo širdį dėkingumu. Nuoširdus dėkingumas yra viena aukščiausių ir galingiausių emocijų, todėl leisk jai tave užpildyti. Gal tai saulės spindulys nugulęs ant tavo veido, paukščio giesmė už lango ar šiltas arbatos puodelis tavo delnuose. Šie maži momentai tai tavo dienos dovanos, kurios primena, kad grožis slypi paprastume. Prisimink, kad ši diena bus kupina nuostabių akimirkų, kurių tu dar nesutikai. Ir viskas priklauso nuo tavo dėmesio. Ar sustosi
Ar pastebėsi, ar vertinsi tuos mažus gyvenimo stebuklus, kurie vyksta visur aplinkui kiekvieną minutę? Tavo mintys kuria tavo dieną. Tegul jos būna šviesios, teigiamos ir kupinos vilties. Tegul šis rytas būna šviesos spindulys, kuris įsiskverbia į tavo širdį, pripildydamas ją džiaugsmų ir ramybę. Pajausk, kaip visa visata tau šypsosi, kviečia tave švęsti gyvenimą ir pasitikti naują dieną su atvira širdimi. Įkvėpk ramybę ir iškvėpk abejonės. Leisk savo širdžiai pajusti ir suprasti, kad šiandieną viskas bus gerai, nes kitaip ir būti negali. Nesvarbu, kokie iššūkiai ateina tavo keliu, tu esi pasiruošęs jiems atsakyti su meile ir ramybe. Tu pats kuri savo dieną, tu pats sprendi, kaip ją priimti. Šiandieną būk dėkingas už kiekvieną akimirką, už kiekvieną šypseną, už kiekvieną kveptelėjimą. Tegul šis rytas būna tavo pradžia naujai, nuostabiai dienai. Pasitik dieną su šypsena ir leisk savo pajausti gyvenimo teigiamą pilnatvę. Tu esi savo gyvenimo kūrėjas. Tu turi galimybę, todėl rinkis džiaugtis šią dieną. Tegul ji būna pilna stebuklų. Stebuklų, kuriuos tu pats pastebėsi ir įvertinsi. Įkvėpk giliai ir pajausk ramybę viduje. Ir iškvėpk su šypsena veide. Leisk šypsenai ant tavo lūpų pasėdėti dar kelias akimirkas. Atkreipk dėmesį, kaip tai yra natūralu ir gera. Prieš atmerkdamas akis, pagalvok apie vieną dalyką, už kurį esi dėkingas šį rytą. Atmerk akis ir pajusk, kaip nauja diena kviečia tave švęsti kiekvieną jos akimirką. Leisk šypsenai būti tavo dienos palydovu, o ramybei tavo gidu. Pasidalink komentaruose, kokie maži momentai tau suteikia šypseną ir padaro tavo rytą ypatingą. Gal leis ir mums pamatyti grožį savo akimis. Jeigu tau patiko ši meditacija, kviečiu prenumeruoti Ramybės uostą, kad nepraleistum naujų meditacijų, kurios padės tau pasitikti kiekvieną dieną su ramybe ir šviesa širdyje. Leisk šiai kelioniai tapti tavo rytiniu ritualu, tavo ramybės uosto švyturio sergėtoje.